Dieveniškėse veikia lietuviška ir lenkiška mokyklos bei profesinė mokykla, kaip joms sekasi įsilaikyti, kodėl vieni vaikai renkasi lietuvišką, o kiti lenkišką mokyklą ir kokios apskritai čia šioje ypatingoje teritorijoje vietos švietimo aktualijos. Su mumis Dieveniškių Ryto gimnazijos direktorė Lolita Mikalauskienė. Labas rytas. Labas rytas. Ir Dieveniškių Simono Karšmaro amatų kiemo vadovė Ilona Šedienė. Paprastai kalbant, profesinės mokyklos vadovė. Sveiki. Labas rytas. Mes, ponia Šedienė, pradėkime nuo minties, kurią jūs vis kartojat, kai kas nors pas jūs atvažiuoja čia į Dieveniškes ir paklausia iš serijos, kur mes esam ir kokie čia žmonės gyvena, tai jūsų mintis vis nuskambant yra maždaug tokia, kad čia yra Lietuvos pakraščio paribio žmonės, kurie turi savo matymą, turi savo mąstymą, kalba keliomis kalbomis ir jokių problemų nemato dėl to bendravimo. Ar taip iš tiesų ir yra? Taip, šiandien ir jau prieš kažkiek tai metų galima susikalbėti rusiškai, lenkiškai, lietuviškai, o maloniausia turbūt ausiai paprastoje kalboje vietiniam gyventojui. Tai yra kalbėtis tokia miksuota kalba, paprastų vadinama, paprastąją kalbą, kur persipynę slaviškos konstrukcijos, pridedant dzūkiškų ir panašiai. Tai va taip va. Bet ar visi čia tie žmonės, kurie gyvena, kai sutinka kitą žmogų kalbantį vienu metu keturiom kalbom, susikalba? Mano kartos žmonės tai tikrai susikalba. O senoliai irgi susikalba. O vaikams jau nebe problema susikalbėti, mokosi visų kalbų ir dar ir užsienio kalbų mokyklose. Tai susikalbėti tikrai galima. Prie mūsų taip pat prisijungia Domo Mickevičiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja Valentina Cvilik. Labas rytas. Labas rytas. Ir mes dabar pakalbėkime apie tokią ypatingą situaciją. Čia yra dvi bendrojo lavinimo mokyklos, viena lietuviška, kita lenkiška. Jūs kaip ir vienoj vietoj, ne vienoj vietoj, netgi nuo 2015 metų pas jūs yra, jeigu nesusidaro klasės, jungiamos vienos mokyklos lenkakalbės 11 ir 12 klasės lietuviškos. Tai pirmiausia, gal pradėkime apskritai nuo situacijos, kaip sekasi jūsų mokyklom. Tai, ponia Mikalauskienė, vaikų dabar. Čia, Dieveniškių Kilpoj, žmonių nedaug gyvena. Kokia padėtis lietuviškoje mokykloje? Jų daugėja, mažėja? Paskutiniais metais tai toks stabilus skaičius yra, bet žinoma mažėjantis tas skaičius ir jeigu žiūrint į tai, kaip prieš 20 metų kiek turėjome ir dabar, tai žinoma sumažėjame, susitraukėme labai smarkiai, bet turbūt visos Lietuvos problema, ypač paribio problema, kai gyventojų mažėja, visi traukia į miestą, o kadangi mes save laikom vos ne Vilniaus priemiesčių, tai tas 70 km tikrai nėra didelis atstumas, bet žmonės nori arčiau savo darbo vietų gyventi ir, žinoma, jaunimas kraustosi į miestą, kūrėsi mieste ir laimingai gyvena ir, aišku, nenori laiko gaišti, važiuoti tuos 70 km iki Dieveniškių mūsų šitos Kilpos, kad čia galėtų pernakvoti, ir gyventi. Nesvarbu, kad čia graži aplinka, graži gamta, saugi gamta, saugi aplinka, saugu visur, nes mūsų saugo visada pasienio pareigūnai, tačiau gimstamumui tai neturi įtakos kažkodėl. Tai žinoma, norėtųsi, kad turėtume daugiau vaikų, nes ir mokytojų turim, ir mokykla įrengta, ir priemonių turim, ir dirbti galim, bet trūksta svarbiausia mokinių. Pone Cvilik, panaši padėtis ir jūsų mokykloje, ar ne? Labas rytas. Aišku, panaši, kadangi gyvenam toje pačioje vietoje ir vaikai ateina, galim pasakyti, iš tų pačių šeimų. Būna tokie atvejai, kad vienoje šeimoje vieni vaikai eina į lietuvišką mokyklą, kiti į lenkišką. Tai dalinamės kažkaip, bet tendencija, aišku, mažėjimo link, kadangi skaičius žmonių mažėja, jaunų šeimų, kaimai tai išvis tuštėja. Tai aišku, kad padėtis tokia, kad vaikų mažiau. Bet kažkiek dabar šiandien dienai turim, kad išsilaikyti. Kaip jūs paaiškintumėt situaciją, kai sakot, štai vieno šeimoje auga 2 vaikai. Vienas į lenkišką eina mokyklą, kitas į lietuvišką. Kaip taip gali nutikti? Pasirinkimas tėvų. Kodėl taip tėvai pasirenka, nežinau, bet taip yra faktas toks. Pane Mikalauskienė, jūs gal turite atsakymą?
Nežinau, gal čia tai ir lemia, kad daugiakalbė aplinka yra, kad šeimos yra mišrios. Ir dažnai būna, kad tėvas, pavyzdžiui, lietuvis arba atvirkščiai lenkas, tai nori, kad vaikas lankytų ir tą mokyklą, arba mama vėl turi savo nuomonę. Tai daug kur susidurėm, kad būtent dėl to, kad šeima mišri ir vaikai pasirenka skirtingas mokyklas. Mes esam pasienį ir jūs turite tam tikrų išimčių, ponė Mikalauskienė, kokių vis tiek ypatingos švietimo įstaigos ir jūs sakot, net truputį didesnį finansavimą gaunat. Nu taip, mes esame toj daugiakultūrėje aplinkoje ir daugiakalbėje aplinkoje lietuviška mokykla. Pasienyje esame, aišku. Na ir turbūt šiandien mūsų tikriausiai nelabai jau ir būtų 2 gimnazijos, jeigu ne 2015 metais būtų neįvykęs toks, turbūt ypatingas atvejis, kai mūsų mokyklom buvo išimtis sudaryta ir leista 11-12 klasę abiem mokyklom kartu formuoti, kadangi mes jau tuo metu neturėjome kiekvieną atskirai mokyklą paėmus po 12 vaikų, tai mes turėjome suformuoti bendrą tokią klasę 12 vaikų iš lietuviškos ir lenkiškos mokyklos ir sėkmingai pasiteisino mums tos klasės suformuotos, kartu vaikai mokosi bendroje klasėje. Toliau 11-12 klasė, niekur jiem nereikia iš čia išvažiuoti, jie mokosi vietoje, tai jie nėra iš pačių Dieveniškių, mes atsivežam vaikus iš visos mūsų kilpos, tai jau yra atstumas, kurį reikia įveikti ir laikas, ir todėl išvažiuoti, vežti vaikus iki Šalčininkų jau yra prabanga ir labai daug laiko sugaištama, vaikai labai pavargsta. Tai žinoma, čia vietoje buvo labai geras sprendimas ir tas sprendimas mes galvojam, kad labai pasiteisino ir tėvam, ir vaikam buvo tenkina šitas sprendimas. Pone Svili, kaip atrodo pamoka? Aš lenkakalbį mokykloje mokausi, ponė Mikalauskienė lietuvakalbį, mes abu 11-okai sėdim. Kaip ta pamoka atrodo? Visos pamokos išskyrus lenkų kalbą vyksta kartu. Visos pamokos vyksta lietuvių kalba. Vaikai puikiai supranta terminologiją. Jeigu vienas kitas terminas nesuprantamas, tai dauguma mokytojų gali išversti arba klasiokai tiesiog padeda. Problemų absoliučiai nėra šitoje vietoje, kadangi vaikai labai prisitaiko prie tos aplinkos, susidraugauja ir problemų pamokoje tikrai nėra. O mokytojai pasirenka atitinkamus ugdymo metodus ir taiko. Ir čia pat už kampo minėjom profesinę mokyklą, ponė Šedienė. Tai dabar kaip ji čia įsipaišo į visą šitą švietimo sistemą, juk ten irgi yra bendrojo lavinimo mokykla, iš esmės nuo kelintos iki kelintos klasės pas jūs ten galima mokytis. Pas mus ateina po 10 klasės vaikai ir pasirinkę atitinkamą profesinę programą gali siekti vidurinio išsilavinimo, reiškia mokosi 11 ir 12 klasės kursus. Ir metus dar profesijos papildomai. Ir taip, nepilni ten gaunasi metai, nes išeina į gamybą, jau į darbo vietą praktikuotis ir tada egzaminas. Tai dabar kiek per metus tų vaikų pas jūs ateina ir kaip ta tendencija atrodo? Mažėja turbūt irgi? Nedaugėja. Pastaraisiais kokiais taip 5 metais išlaikome tą patį priimamųjų mokinių skaičių, panašų skaičių kiekvienais metais dar gaunam kaip valstybės užsakymą. Tai vadiname kvotomis arba dabar jau pajėgumais. Tai turim tokį planą iš Šalčininkų rajono, viso rajono, nes mokykla yra rajono, ne tik Dieveniškių, priimti, apie 52 mokinius. Tiek gaunam nemokamų valstybės finansuojamų vietų mokytis profesijos. Tai stabiliai tiek ir surenkam kiekvienais metais. Bet į kitas programas, sakykime, jau su turintiems vidurinį išsilavinimą, išlaikom tą skaičių, bet stebim, kad vis tiek tendencija yra smunkanti žemyn. Nėra taip, kad liktų už borto, sakykime, ten jau labai daug žmonių. Vilnius jau paaugusiam žmogui, jaunuoliui, nebe toks baisus, visi nori išsibandyti sostiniai.
iš kito pakraščio, nuo Eišiškių pusės, sakykime, Varėna, Alytus patrauklus. Tai tokia konkurenciniai aplinkoje gyvenam. O šiaip žiūrint, taip, nedžiuginantis skaičiai ir pačiame Šalčininkų rajone mažėja žmonių, ne tik Dieveniškėse. Čia pas jūs yra bendrabutis, kur mokiniai gali gyventi, tai dabar paaiškinkit, kaip taip nutinka, kad vaikas gyvenantis visiškai kitam Šalčininkų rajono gale, pavyzdžiui, čia išeina, praktiškai kokį 50 km. Jis atvyksta 50 km gyventi į pasaulio pakraštį, Dieveniškių kilpą ir čia mokytis 11-12 klasėje ir įgyti profesiją. Tai ar vaikas labai nori čia mokytis, ar vaikas tiesiog, sakykime, turi sudėtingą situaciją šeimoje, supranta, kad apie jokį čia universitetą, net kolegiją negali būti net kalbos, tai aš geriau atvažiuosiu čia, išmoksiu amato ir su tuo amatu kažkaip toliau gyvensiu. Tikriausiai jūs sumastėte teisingai. Žinot, yra šiokių tokių ir patogumų. Taip, yra bendrabutis. Jį renkasi ne visi atvykstantis nedieveniškiečiai, nes kiekvieną darbo dieną, kiekvieną mokslo metų darbo dieną iš Šalčininkų autobusų stoties mūsų mokyklinis geltonas autobusiukas surenka iš visų kitų gyvenviečių suvažiuojančius jau maršrutiniais autobusais mokinius ir atsiveža čia. Dalis taip gyvena bendrabuty, o dalis tokiu būdu kasdieną kursuoja, grįžta namo vakarieniauti. Kokios profesijos pas jūs mokykloje? 3 sričių. Tai inžinerinės srities transporto priemonių remontininko programa, iš paslaugų asmenims konditeris ir virėjas, o iš taip vadinamos žemės ūkio, tai yra sodininkystės, dekoratyvinio želdinimo programą turime. Ir klausimas tas pats visiems. Ar ne per didelė prabanga tokioj teritorijoje turėti lenkišką mokyklą, lietuvišką ir dar profesinę, ponė Cvilik? Jeigu skaičiuoti pinigus, o nežiūrėti į žmonės, galbūt. Bet čia gyvena žmonės, gal jų nedaug, aplink gyvena žmonės. Tarkim, kad atvežti į mūsų mokyklą vaikus reikia 4 autobusiukų, nes kaimai išsibarstė po 1, po 2, po 3 vaikus. Tai aš nežinau, galbūt ne visada skaičiuojami pinigai, o reikia žiūrėti į žmonės, į vaikus, mažus vaikus ir didelius ir suteikti visą galimą tą paslaugą ir reikalingą gyvenimui. Negalima šitų žmonių kažkaip atstumti, išbraukti, nematyti. Man atrodo, kad čia mes gaunam tą pagalbą labai reikiamą. Labai. Pone Mikalauskiene? Be abejonės, savivaldai mes esam galvos skausmas. Bet džiaugiamės, kad mūsų savivaldybė galvoja apie kiekvieną žmogų, apie tuos, kurie čia gyvena šituose pakraščiuose, rūpinasi jais ir todėl ir turim šiandien tas 2 mokyklas, kurias išlaiko savivaldybė ir 3, kuri yra taip pat mums labai reikalinga, nes mano vaikai, pavyzdžiui, pasirenka technologijų modulį profesinėje mokykloje ir ten mokosi taip pat ir pačiupinėja profesinės mokyklos tą atmosferą, kaip galima save įveiklinti dar ir kitaip ir mąsto jau apie tolimesnės profesijas. Tai tikrai mes galvojame, kad teisingas požiūris yra, kad žmogus yra pats svarbiausias, o ne pinigai. Ir ponia Šedienė. Atsakant taip veidrodiniu būdu į jūsų klausimą, tai jeigu prabanga yra gimti Dieveniškių kilpoje arba Šalčininkų rajone, tai reikia tą prabangą ir toliau tęsti ir ją aprūpinti. Nes taip, kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Tai reikia džiaugtis tuo gimstamumu, kad čia dar gimsta vaikai, kad turime tokią įvairovę, tokį Babilono bokštą, tokį tautiškai spalvingą kraštą ir puoselėti, suteikti galimybę, nors pagrindinį išsilavinimą, vidurinį, profesinį įgyti kuo arčiau namų, nes nors ir nedidelis mūsų rajonas, o dar mažesnis Dieveniškių kraštas, bet kilometrai savo daro ir nuovargis ir visa kita ir galiausiai
nors ir prabangu gimti Dieveniškių Kilpoje, bet tos prabangos gyventojų namuose nerasim. Taip, kai kur mažiau tos prabangos. Ačiū visoms. Profesinės mokyklos Dieveniškių Simono Karčmaro amatų kiemo vadovė Ilona Šedienė, Dieveniškių Ryto gimnazijos direktorė Lolita Mikalauskienė bei Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja Valentina Cvilik. Čia Ryto garsai tiesiogiai iš Dieveniškių. Mes netrukus grįšim. 7:38 šio Ryto garsai, jie šiandien tiesiogiai iš Dieveniškių, ypatingos teritorijos Lietuvoje vadinamosios Dieveniškių Kilpos, kurią praktiškai iš visų pusių supa Baltarusija. Ir mes girdim, jog turistai vis labiau atranda Dieveniškių istorinį regioninį parką, kuris iš esmės ir užima tą visą Kilpą. Pasak vietos gyventojų, žmonių čia atvažiuoja ir iš kitų Lietuvos miestų, ir iš užsienio. Nuo kaimo turizmo sodybas nuomojantis verslininkai irgi turi kuo pasidžiaugti. Apie tai mes dabar ir pašnekėsime. Su mumis istorinės sodybos Grybiškių kaime šeimininkė, kaimo turizmo sodybos Po vienu rūmų įkūrėja, prižiūrėtoja, savininkė Elena Verzinkevičienė. Labas rytas, paimkit mikrofoną. Taip pat kitos kaimo turizmo sodybos visai netoli esančios Gaujos Vingiai šeimininkas Mečislovas Butrimas. Sveiki. Labas rytas. Na ir Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos, tai čia iš toliau, bet vietoj Dieveniškių istorinio regioninio parko grupės patarėja Irutė Eidukienė. Sveiki. Labas rytas. Mes pradėkim, ponia Eidukienė, nuo jūsų, nuo parko. Dabar reikalų, vis tiek daugiau mažiau kažkokią statistiką galbūt bandot sekti, skaičiuoti. Tai mes girdim, kad pastaraisiais metais daugėja žmonių, kurie čia atvyksta pašniukštinėti į jūsų šitą Dieveniškių Kilpą. Ar iš tiesų taip yra? Iš tiesų taip yra. Ir mes pastebime, kad lankytojų daugėja tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Na, jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai pirmaujantis yra Vilniečiai. Tačiau tikrai sulaukėme svečių ir iš kitų Lietuvos vietų ir labai tokių atokių ir tolimų Lietuvos kampelių. Užsieniečiai stebina, ypatingai šiais metais, šią vasarą jie labai aktyvus. Tai nėra kažkokios didelės grupės, daugiau pavieniai lankytojai, bet atvyksta ne tik iš kaimininių valstybių, bet ir iš tolimesnių. Tai sulaukiame ir iš Belgijos, iš Vokietijos, JAV, čia prieš porą dienų lankytojai iš Meksikos. Tai labai tuo džiaugiamės. Na, o jeigu kalbėti apie priežastis, tai aš manyčiau, kad žmonės dabar ieško tokių išskirtinių, unikalių vietų, kurios galbūt nėra perkrautos didelių lankytojų srautų. Ir tai yra vietos, kur galima suderinti ramų poilsį gamtoje ir pažinti su istorija, su autentiškais kaimais bei kitais vertingais tiek gamtos, tiek kultūros paveldo objektais. Jeigu žiūrim į užsienio valstybės, tai kokią išskirtumėt, iš kurios jau čia daugiausiai tų žmonių atvažiuoja į Dieveniškių Kilpą? Žinokit, negalėčiau ko gero išskirti vienos, kur sakytume, tikrai jau ten labai dažnai ir daug, bet, galbūt iš Lenkijos, iš Lenkijos valstybės, galbūt kad arčiau, tai, ko gero daugiausiai lankytojų. Pone Verzinkevičienė, jūs turite sodybą, kurią nuomojat, graži sodyba, aš ten esu buvęs su studentais prieš porą metų, dar paklausiau mūsų pokalbio, tai ar pas jūs irgi atsispindi tie skaičiai, kad jeigu daugėja apskritai atvykstančių turistų į Dieveniškių Kilpą, tai ir pas jūs tų svečių dažniau apsilanko sodyba, išsinuomoja, pabūna dieną, savaitę, nežinau, mėnesį? Taip, tikrai taip. Jaučiam tai, kad svečiai vis labiau atranda tą mūsų kraštą. Tai kaip ir Irutė galiu paantrinti, tai šiais metais irgi turėjom svečių iš Amerikos atvykstančių. Šiaip taip sakyčiau, kad iš Latvijos atvyksta svečiai pas mus ir mūsų Lietuvos turistai. Tai Lietuvos turistai atvyksta irgi ne tik iš Vilniaus, iš Kauno, iš Klaipėdos rajono ypatingai buvo atvykę klaipėdiečiai, tai jiems tas mūsų kraštas buvo labai, toks, kaip jie sako, unikalus ir išskirtinis kraštas. Tai tų svečių mes sulaukiam vis daugiau, mes tą, kaip sakyt, jaučiam, matom savo sodyboje ir labiau atvyksta svečiai tokiam pažintiniam poilsiui. Pažinti mūsų kraštą, apsistoja sodyboje ir keliauja. Keliauja su dviračiais, pėsčiomis keliauja. Kiek dienų jie gyvena? Išsinuomoja jūsų sodybą? Savaitgaliui, savaitei?
Labai įvairiai. Vasarą, tarkim, turim svečius, kurie gyvena 2 savaitės sodyboje. Aišku, COVID laikais tai gyveno ir beveik mėnesį, ten jau visai kitaip, bet dabar 2 savaitės, o šiaip pagrindė atvažiuoja savaitgaliais nuo penktadienio iki šeštadienio. Tai šeštadienį skiria grinai pažintiniam turizmui, keliauja po mūsų kraštą, sekmadienį jau pailsi ir išvyksta. Ir jūs nuomojat sodybą visą, pas jūs negali ten 3 nepažįstamos šeimos apsistoti. Jeigu nuomojat, tai visą kompleksų. Taip. Mes nuomojam visą sodybą, sodyboje svečiai būna vieni, jie apsistoja pas mus, mes dar turim savo namų muziejuką tokį, kur irgi taip pat svečius pakviečiam, papasakojam apie mūsų kraštą, apie mūsų krašto buitį, nes mes džiaugiame savo unikaliais rėžiniais gatviniais kaimais, bet, sakykime, užsukti į vidų ir pamatyti, kaip gyveno mūsų senoliai prieš 100 metų, tokios kaip ir galimybės nėra. Brausės į žmonių namus, nei šis, nei tas. Taip, tai mes tą galimybę suteikiam užsukti į mūsų muziejuką ir pamatyti. Pone Butrimo, jūsų sodyba, kai nuomojasi visą, ją turi nuomotis, ar ten gali kelios šeimos gyventi? Šiaip yra tokia galimybė, kad keletą šeimų, nes yra sodybai turi 2 atskiri namai, bet dažniausiai žmonės nori, kad būtų viena kompanija. Tai, nebent būna, kada, jau vasara labai tas būna gera vasara šilta, tas būna pikas baidarių, tai tada jau žmonės sutinka ir būna taip dažniausiai. Bet viskas faina, ten baidarininkai atvažiuoja šeimom, tai dar susidraugauja ir visi būna patenkinti. Jūs nuomojat gyvenamąjį plotą, kad žmonės galėtų gyventi, baidarės irgi nuomojat? Taip. Tai kur čia plaukia žmonės tom baidarium? Tai turim vienintelį upelį, tai yra Gauja. Labai mažai kas žinoja, kad yra toksai upelis Lietuvoje, nes visą laiką, kai prašai kviečiame plaukti Gaują, tai skambina tik čia į Latviją. Sako, ne čia, ne Latvija, čia Deveniškėse. Bet po biškį atranda labai graži upė, nes žmonės yra dažniausiai būna tokie, kurie visur praplaukė per visą Lietuvą, visur jau buvo, plaukė visom upėm, o šitą Gaują tai pirmą kartą atvažiuoja ir tada, kada klausia, kaip maršrutas, tai viskas labai liuks, labai graži upė. Labai retai yra Lietuvoje tokių upių. Tai kuo jinai ypatinga? Pasgi turbūt plaukęs ne kartą. Taip, bet aš tai nesu praplauks visas upės Lietuvoje, bet sunku lyginti kažką, bet žmonėm patinka, kad jinai yra gan srauni, negili, nėra pavojinga, galima plaukti su vaikais. Visą laiką bėga po medžiais, per mišką. Tai medžiai, upė, kadangi nėra plati, tai ir medžiai susipynė virš upės, toks gaunasi kaip tunelis. Tai visi, tai lygina tai su Amazonė, tai su džiunglėm, tai patinka žmonėm. Ypač kada karštą dieną, tai ten labai fainas pavėsis. Ir ten nenubaudžiausia, ten reikia dirbti. Ypač pirmą rožą, tai ten daug vingių, taip vingiuoja, o mes prieš sezoną pravalom nuo medžių, kur kad būtų praplauk, kad reikėtų lipti iš baidarės, kad būtų žmonėm patogu, tai visiems patinka ir visi laimingi. Pone Eidukienė, dabar sudėliokit akcentus, pasakykit 3-4 vietas, į kurias privalo atvažiuoti, kurias turi pamatyti, arba faktus, kurias privalo sužinoti žmogus, kuris išmaišęs, išnaršęs visą Lietuvą, jau nusprendžia paskutinę stotelę, jau bus Deveniškių kilpa, atvažiavau savaitį, išsinuomojau sodybą ir čia esu. Ką privaloma yra sužinoti ir pamatyti čia? Aš rekomenduočiau kelionę po Deveniškių istorinį regioninį parką pradėti Poškonyse, centrinė gatvė 2, lankytojų centras. Tai yra vieta, kur kiekvienam turistui bus suteikta visapusiška informacija apie tai, kur keliauti, ką galima pamatyti, kokios yra poilsiavimo galimybės. Kiekvienas gali įsigyti suvenyrų, leidinukų. O jeigu nenorite keliauti savarankiškai, tai mes visada pasiruošę jūs palydėti. Lankytojų centre veikia nuostabi vidaus ekspozicija, kurios tema yra etnokultūros paveldas.
apima 2 aukštus ir ten yra eksponuojama būtent Dieveniškių krašte kažkada naudojami darbo įrankiai, namų apyvokos daiktai, baldai, na ir nepaprastai didžiuojamės turima surinkta iš tiesų labai didelė audinių ekspozicija. Na, susipažinę su vidaus ekspozicija, toliau aišku siūlau keliauti į gamtą po objektus. Na, o pamatyti iš tikrųjų yra ką. Na, pirmiausiai keliauti yra labai patogu, kadangi visi objektai išsidėstę yra labai koncentruotai. Nėra kažkokių labai didelių atstumų, nereikia važiuoti didelių kilometrų. Tai aišku ir norime pasigirti, nes mūsų parkas taip jau pasižymi labai didelę pilkapių gausą. Pats didžiausias Stakų pilkapynas, kuriame yra net 40 pilkapių. Pats seniausias Poškonių pilkapynas, tai yra 5-6 mūsų eros amžius, degintiniai kapai. 1000-mečiai ąžuolai, Grybiškių Stakų ąžuolas, na ir be to, kad jie nepaprastai didingi, prie Grybiškio ąžuolo buvo surastas ir rekordinis baravykas, kuris yra įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Svėrė 3 kg 5 gramus, tad iki šiol didesnio grybo niekas taip ir nėra suradęs Lietuvoje. Na, senovę menantis Bečionių piliakalnis, kuris yra pritaikytas lankymui, Dieveniškių miestelis, gausiai prieš paskutinio ledyno atridenti akmenys apipinti legendomis, padavimais, renesansinė Norviliškių pilis, na, Stakų konglomerato luistai, tai objektų tikrai yra daug ir, na, per vieną dieną aš manau tikrai jūs jų niekaip neįveiksite. Šiaip jau jums atrodo jau viską, ką įmanoma atrasti, esat jūs specialistai atradę šitoj kilpoj, ar dar kažkur kasinėjat, ieškot ir dar tų objektų skaičius didės, na, jų daugės tų objektų? Objektų skaičius tikrai didėja. Štai jau 2 metai iš eilės yra atrasti iki šiol nežinomi pilkapynai. Aišku, yra vertybių, kurios, kaip mes, na, sakome, yra žinomos ir atrastos tik tai specialistams. Na, tam, kad vertingus objektus, ypač vertingas buveinės, išsaugoti, na, apsaugoti jas nuo didesnių lankytojų srautų. Tačiau tikrai turime objektų, kuriuos planuojame dar pritaikyti lankymui ir tikrai Dieveniškių istorinis regioninis parkas nustebins lankytojus, kurie, na, čia sugrįš. Ponia Vrznekevičienė, jūs šiaip gyvenat su šeima Vilniui ir čia, aš atsimenu, prieš maždaug 10 metų ar 8 metus sugalvojat nusipirkti čia sodybą, sutvarkot ir ją nuomojat. Kodėl? Tai, man atrodo, labai čia viskas paprastai mums gavosi, kadangi aš pati esu iš šitų kraštų. Čia gimiau, čia augau, čia baigiau mokyklą. Tik jau vėliau studijų metais išvykau į Vilnių. Čia gyvena mano tėvukai dabar, tai kažkaip visą laiką tas kraštas traukė, savo kraštas, nes turėjom sodybą, buvom įsigiję ir visai kitam Lietuvos regione, bet, na, žmonės puikus, viskas gerai, bet visi kažkaip ne taip. Nu ir vat tiesiog taip gavosi, kad važiavom pro tą mūsų kaimą šalia mūsų tėvukų ir pamatėm tą sodybą, tokią seną senutę ir, žodžiu, su vyru sakom, vat, tai ko mum reikia. Tai va tiesiog įsikūrėm savo, susitvarkėm, kad mes čia patys atvažiuosim, patys ilsėsime su šeimyna, bet kažkaip taip ir gavosi, kad pradėjom kviesti svečius, susitvarkėm tą senąjį namuką ir taip dabar ir gyvenam tarp Vilniaus ir Dieveniškių. Pone Budrimo, jūsų situacija kokia čia jūsų, nežinau, šeimos iš seno užsilikusi sodyba, kurią sutvarkėt ir pritaikėt verslui ar kaip? Tai panašiai kaip ir Lenų situacija. Jūs irgi čia negyvenat? Aš čia gimiau prie Dieveniškių, čia Skraičionių kaime, čia užaugam, čia baigiau mokyklą, baigiam mokslus ir vis tiek kažkaip traukė atgal į Tėviškę. Ir taip gavosi, kad čia buvo darbas ir grįžau ir
ir skaitau save Dieveniškių krašto patriotų, man visą laiką aš kažkaip norėjau, kad čia važiuotų žmonės, kad parodyti, kad čia viskas yra gražu, ir kad čia galima yra ką pamatyti, turėtų ką veikti žmonės ir kartu ir biznį padaryti. Tai taip viskas ir gavosi, kaip norėjau, taip ir išėjo. Ir iš esmės mes dabar esam Baltarusijoje. Iš visų beveik pusių mūsų supa Baltarusija. Grįžkim keletą metų į praeitį. Migrantų krizė. Nepaslaptis, čia babutė sėdi kieme, pakelia akis ir žiūrėk iš artimųjų rytų. Pamato žmonių grupę, kaip pasakojo ir į namus pasikviesdavo, lašinukų papjaustydavo, gurkėlių papjaustydavo. Dabar Zapad pratybos netrukus prasidės rugsėjo mėnesį, čia pat visai netoli. Tie žmonės, jūs vietiniai, tai čia viską žinot pripratę, jūs gal ir nebesekat tų naujienų, jums neaktualu, gyvenat savo gyvenimą, o svečiai, pavyzdžiui, kurie atvažiuoja, klausia jūsų, kokia čia situacija, kur čia ta Baltarusija, kur čia ta mūsų koncertina, tvora ir taip toliau, ponia Virzinkevičienė. Taip, tikrai įvairių tų kuriozų buvo ir turėjom svečius, kurie ir, kaip aš sakau, atvažiuoju ir žiūriu, kirvukas stovi prie durų ir sakau, kam tai čia jums dabar? Aš sakau, mums čia taip saugiau kažkaip, žodžiu. Po savaitės atvažiuoju, jau kirvuko nebėra. Sakau, tai kas atsitiko, kur dabar? Sakau, žinokit, viskas yra gerai. Sakau, ėjome po Škonį, sako, ir žmonės tie pareigūnai atlydė į parduotuvę, sako, kažkaip viskas gerai. Tai iš tiesų įvairiai buvo žmonės, kad ir atšaukdavo, nebeatvažiuodavo, užsirezervuoja, kad atvažiuosim ir žiūrėk, paskambina po kelių dienų. Sako, pamatė kokią nors naujieną ar ne, kad čia kažkas ateit paštrėjo. Taip, ir sako, mes nebeatvyksim. Sakau, kas atsitiko? Sako, žinokit, mums nesaugu, mes su šeima, mums nesaugu. Tai tikrai buvo ir tokių situacijų. Nors aš sakau, mes pakankamai jautėmės tikrai čia saugiai, kažkaip turbūt toliau esantiems visą laiką atrodo kitaip, negu kai tu čia esi, būni ir gyveni tą situaciją. Bet buvo įvairių situacijų, tikrai neatvykdavo kartai žmonės. Pone Butrimai, trumpai, jūs ką girdite iš lankytojų? Bijo, nebijo čia važiuoti? Dabar daugiausiai gal jam yra įdomu atvažiuoti, pažiūrėti, kaip čia kas yra. Kaip tik įdomu. Kaip tik įdomu. Traukia tą vietą, kaip čia taip yra. Pravažiuoja, čia visiems parašai, kad būtinai turėkit pasus. Galvoja, o kodėl? Čia pasienio ruožas kitaip. Tai tada būna, žiūrėjau, papildoma tokia atrakcija žmonėms, atvažiuoja, tą postą pravažiuoja, atvažiuoja į pasakojimą. Mes postą pravažiavom, jūs tikrino, o mane tikrino, mane praleido, taip įdomu. Į kur čia ta siena? Sakau, tai jau siena, važiuojam, ypač, kad plaukia baidarim, prie pat sienos plaukia. Taip, iš tiesų, egzotiko čia daug, ačiū Jums, du verslininkai nuomojantis sodybos, Elena Virzinkevičienė bei Mečislovas Butrimas ir Dieveniškių istorinio regioninio parko grupės patarėja Irutė Eidukienė. 7:55. Karybos ekspertai vis užsimena, kad jeigu Rusija norėtų išbandyti NATO vienybę, pirmiausia, galėtų užimti vadinamąją Dieveniškių kilpą ir žiūrėti, kaip į tai atsakys alijansas. Kaip apskritai yra užtikrinama šios ypatingos Lietuvos vietos saugumas, apie tai pasikalbėsime su kariuomenės ir pasieniečio atstovais, su mumis čia Dieveniškėse kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius pulkininkas Liutauras Bagočiūnas. Labas rytas. Labas rytas. Ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Gintaro Žagunio užkardos vadas Žydrūnas Vaikasas. Sveiki. Labas rytas. Būtent pas jūs čia užkardos kiemelį mes ir esam atsivežę savo LRT autobusiuką, bet pradėkim šiek tiek iš toliau nuo vienos konkrečios situacijos. Ne taip toli, už kelių kilometrų yra kaimo turizmo sodyba. Atvyksta žmonės iš kito Lietuvos kampelio, žinodami, kad čia yra Dieveniškių kilpa, čia neturi Baltarusija ir išsinuomoja tą sodybą, prie durų pasideda kirvuką. Sako, jiem čia bus saugiau. Pone Bagočiūnai, kaip jūs komentuotumėte tokį epizodą? Tai keletas gali būti turbūt aspektų. Tai vienas gal, kad iš vakaro labai neturėjau kirsti, reiškia kapoti malkas, o kitas dalykas, jeigu saugai, tai tave ir Dievas apsaugo, jeigu pats saugaisi. Su kirvuku nereikėtų pasistatyti prie durų, ar ne čia Dieveniškių kilpo jokios prasmės vis tiek? Ne, tikrai galima tik tai pajokauti, aišku, į tai. Pone Vaikasai, jūs čia pasieniečiai išnaršę visą šitą teritoriją esat, pažįstat praktiškai kiekvieną žmogų. Daug tokių yra, kurie pasistato kirvuką, pagalį pasideda ar dar kažką, manydami, kad, jeigu čia karas, kažkokios provokacijos, bent jau turėsiu maždaug kuo apsiginti.
Tikrai ne. Čia tikriausiai šitą istoriją nuo 21 metų, to epizodo, kada buvo čia nelegalios migracijos antplūdis. Nuo to laiko tai situacija buvo suvaldyta. Tai yra buvo kompleksinės priemonės, tai fizinis barjeras, vaizdo stebėjimo sistema, pilnai 100% mūsų ruože. Taip pat, aišku, gebėjimas greitai ir tinkamai reaguoti, padidintas. Tai šiuo metu tikrai tokių dalykų jau nebėra, tai tik tai galim atsiminti su šypsena tuos dalykus. Esam visgi ypatingoje teritorijoje, beveik praktiškai šitą teritoriją iš visų pusių supa Baltarusija, mes turim pasistatę savo tvorą, koncertiną. Pone Bogočiūnai, dabar jūsų kariuomenės akimis, kuo yra ypatinga, kuo slidi arba kaip tik, kuo gera šita teritorija? Tai pirmiausiai, karinių požiūrių šitą teritoriją yra neatsiejama Lietuvos Respublikos teritorijos dalis ir jinai mums lygiai taip pat svarbi kaip ir kitos teritorijos. Karinio apginamumo prasme, taip, šitą teritoriją yra įsikišusi į Baltarusiją, reiškia, priartėjimo keliai, jų yra nedaug, bet tam yra priemonės, tam yra planai, kurie reiškia atliepia, vertinamos yra rizikos, grėsmės bet kaip ir minėjau, šita teritorija lygiai taip pat yra ginama ir apginama, kaip ir visa kita Lietuvos teritorijos dalis. Čia specifiškai šioje teritorijoje, kokios nors, kad ir nedidelės kariuomenės pratybos, mokymai vyksta, specifiškai analizuojant galimas situacijas, dėliojant variantus, ką jūs darytumėt, jeigu neduok dieve šiokie tokie nesklandumai. Tai tos pratybos vyksta ypatingai sąveika su valstybės sienos apsaugos tarnyba, aš sakyčiau, jau gerą 20-metį. Ir ypatingai nuo 2014 po Rusijos, reiškia, agresijos pradžios prieš Ukrainą, ta sąveika su kitom institucijom smarkiai sustiprėjo ir valstybės sienos apsaugos tarnyba yra valstybės ginkluotųjų pajėgų dalis. Tai tos pratybos, aš sakyčiau, vyksta kasdien vienokio ir kitokio pobūdžio ir įvairiuose regionuose. Tiek čia, tiek kitur Lietuvoje. Ir mūsų pagrindinis akcentas tai sąveika, greitas atsakas ir reagavimas ir, aišku, užbėgimas įvykiam už akių bet kokiai grėsmiai visoje Lietuvos teritorijoje. Pone Vaikasai, jūsų pasieniečių akimis, kuo yra ypatinga ši teritorija? Be abejonės, vien tik į žemėlapį pasižiūrėt, matom, kad iš visų pusių yra Baltarusija. Su Lietuva, jeigu taip galima pasakyti, yra toks kaklas, kurio iki 4 kilometrų. Tai grėsmės, rizikos be abejonės yra, ką mes matėm 21 metais, būtent mūsų ruože prasidėjo nelegalios migracijos ta ataka, hibridinė ataka, kaip Seimas yra pasakęs. Tai rizikos yra, bet kaip kariuomenės atstovas, galimas pulkininkas sakė, algoritmai yra, bendradarbiavimas yra ir mes pasiruošę viskam. Kiek sustiprėjo šitos teritorijos saugumas, kiek jums pasieniečiams yra lengviau čia dirbti, gyventi, būti, egzistuoti, kai prasidėjus migrantų kriziai vyriausybė priima sprendimą, kaip įmanoma greičiau pastatyti tvorą ir spygliuotą šitą vielą ištiesti? Be abejonės, yra kompleksinės priemonės. Tai fizinis barjeras, vaizdo stebėjimo sistema, 100% noriu pabrėžti, fizinis barjeras ir vaizdo stebėjimo sistema 100% dengia mūsų veikimo teritoriją. Tai yra apie 112 km. Tai visa kilpa ir dar truputėlį. Deveniškių kilpa, taip vadinama. Taip pat gebėjimas laiku ir greitai reaguoti. Tai nuo to laiko siena saugoma užtikrintai, grėsmės suvaldytos, matom kontrabandą, kas liko, be abejonės yra kontrabanda, bet pasikeitė pobūdis gabenimo, jau 2 metus mes nefiksuojam permetimo, atėjimo fizinio, kadangi yra vaizdo stebėjimas. Taip, jūs viską stebėt, plus dar ten reikia ir permesti aukštos tvoros. Buvo tokių bandymų atsiradus fiziniam barjerui, tai buvo naudojamos šaudyklės, bet jau 2 metus, reiškia, to dalyko mes
nematom, nefiksuojam. Viskas persimetė į oro erdvę, bepiločiais orlaiviais. Kiek vietos gyventojai arba visokie atvykę turistai čia pasivažinėti dviračiais irgi natūraliai dėl fizinio barjero tos tvoros yra saugesni, nes mes kartais girdim istorijų, išėjo pasivaikščioti mišką ir žiūrėk, nubunda Baltarusijoje, net nesuprato, kad kirto sieną. Būdavo tokių atvejų? Tikrai taip, ypač grybavimo sezonų būdavo kiekvienais metais, kol nebuvo fizinio barjero. Būdavo pasiklydimo atveju, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. Ir be abejonės tai nebūdavo kažkoks tyčinė veika. Tai netyčinė veika, kada žmonės išeidavo į mišką ir nuklyksdavo arba į Baltarusiją. Taip pat būdavo iš Baltarusijos nuklyksdavo pas mus. Ir mes sulaikydavom, aišku, po to būdavo perdimo, reiškia tą procedūrą viskas. Šiuo metu tas neįmanoma, nes yra fizinis barjeras, viskas yra stebima. Priminsiu, čia ryto garsuose, kuriuos tiesiogiai transliuojame iš Dieveniškių kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius, pulkininkas Liutauras Bagočiūnas bei Gintaro Žagunio užkardos vadas Žydrūnas Vaikasas. Pone Bagočiūnai, mes vakar išgirdom, kad kariuomenės prašymus susisiekimo ministerija pasienio ruože čia su Baltarusija tam tikroj teritorijoje sustabdė oro erdvės naudojimą, uždraudė čia mums lietuviams kelti savo droniukus, skristi kokiais ultralengvaisiais lėktuvais, lėktuvėliais ir panašiai. Artėjant Zapad pratybom, jos vyks rugsėjį. Kodėl? Tai taip, jūs visiškai teisus. Reiškia, yra įsteigtos zonos, kurios riboja, reiškia, civilinės aviacijos skrydžius tam, kad palengvinti, reiškia, oro erdvės gynybos darbą. Kaip žinote, šiuo metu yra dislokuoti, reiškia, Lietuvos kariuomenės oro gynybos vienetai, artimo nuotolio, reiškia, su aptikimo ir neutralizavimo galimybėmis, tam, kad atliepti į galimas grėsmes ir ar provokacijas, kurių gali nutikti tiek Zapad pratybų metu, tiek ir ne Zapad pratybų metu, kadangi matome, kokia yra šiuo metu geopolitinė situacija. Tai reaguojant į tai, imamės priemonių, kad, reiškia, mažinti rizikas ir apsaugoti Lietuvos gyventojus, infrastruktūrą nuo potencialių grėsmių iš oro. Tai dabar pamodeliuokim situaciją paprastą. Mes dabar žinom, kad įsivedam savo neskraidimo zonas. Tiem, kuriem tos zonos yra aktualios, jie žino, kad čia tuo laikotarpiu skraidyti negalima. Jūs kariuomenė, kaip minėjot, dislokavot kažkokius papildomus oro gynybos vienetus, kurie labiau stebės ir esant reikalui kažkokį skraidantį objektą galėtų numušti ar nuleisti ant žemės. Tai dabar iš esmės taip ir būtų. Prasideda Zapad, kažkas iš Baltarusijos įskrenda ir jūs kariuomenė turit teisę imti ir numušti. Tai čia truputėlį labai daug kalbėta šitą temą, bet dar truputėlį gal to aiškumo įnešiu, kad, reiškia, taikos metu oro erdvė priklauso civiliam, reiškia, susisiekimo ministerijai ir konkrečiai oro navigacija, kuri atsakinga už civilių skrydžių. Ir jinai valdo visus civilių skrydžius. Kariuomenė, karinės oro pajėgos konkrečiau kontroliuoja, reiškia, ir stebi oro erdvę ir atsakinga už visus, reiškia, įsibrovelius, karinius įsibrovelius, rusai dažnai skraido be atsakiklių ir taip toliau. Tai kadangi taikos metu civilė erdvė yra visada pilna, reiškia, tiek civilinių orlaivių, tiek kitų priemonių, tai tam, kad truputį atskirti tą civilę erdvę ir sumažinti riziką, buvo ir įsteigta šita zona. Ir tai palengvina darbą kariškiams. Tai jeigu įsivaizduokime, toj zonoj nėra civilių, tuomet tas numušimas, naikinimas ir, aišku, atpažinimas yra daug lengvesnis. Bet faktas, kad negalime išvengti netyčinių kažkokių tai įskridimų ir taip toliau. Bet tai yra padaryta tam, kad palengvinti kariškių darbą taikos metu. Jeigu aš gerai atsimenu, kai vykdavo anksčiau Zapad pratybos, kariuomenė tokių priemonių neprašydavo įsteigti tas neskraidimo zonas, tai kodėl dabar visgi paprašyta? Vadinasi, jūs matot kažkokias didesnės rizikas? Kalbant apie rizikas, mes matome ypatingai dabar, kai vyksta karas, netolimoje pašonėje, labai daug yra įskridimų ir į Lenkiją, ir į Rumuniją, ir jau matome, kad pas mus buvo įskridę du reiškia, dronai.
Ir tam buvo paprašyta, kad mes negalime būti tikri, kad dar neįskris, gali būti ir įvairių provokacijų ir gali būti, aišku, netyčinių skridimų. Tai būtent tam ir buvo paprašyta, kad potencialiai užkardyti ir reikalui esant imtis priemonių tos oro grėsmės neutralizuoti. Jums, ponia Vaikasai, pasieniečiams, čia kas nors keičiasi nuo to, kad kažkur čia įvedamos neskraidimo zonos? Na, iš esmės nelabai, nes mūsų veikimo teritorija yra pasienio ruožas, o pasienio ruožą ir taip negalima skraidyti be kopo, be karinio oro pajėgų leidimo. Mes tiesiog gaunam po to informaciją, kad išduotas vienoks ar kitoks leidimas. Jeigu mes matome, kad fiksuojame skraidantį objektą, matome, bepilotį pavyzdžiui, ir mes žinom, kad nėra leidimo, mes panaudojam turimą savo antidroninę įrangą. Paprastai čia yra sietina su kontrabanda. Tai antidroninė įranga veikia kaip skrido dronas, jūs užfiksuojat, įjungat ir tas dronas nusileidžia čia, kuris įskrido. Jo, tai yra sutrikdot jo valdymą. Elektroninis poveikis yra sutrikdymas ir tiesiog jisai priverstinai nusodinamas. Ir šią savaitę Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pranešė, kad ruošiantis Zapad pratyboms ir pasieniečiai šiokių tokių priemonių ketina imtis ar jau imasi tam, kad būtų geriau pasirengę reaguoti kažkokias galimas provokacijos, tai jūs čia ir esat arčiausiai toj vietoj, kuris turės reaguoti, priimti sprendimus. Tai gal galit pasakyti vieną kitą priemonę, ką jau jūs čia darysit, kad ir patys galų gale ramiau jaustumėtės vykstant tom pratybom? Taip, tai bus papildomos pajėgos, yra sustiprintos sargybos, tai yra mūsų daugiau pareigūnų bus ir taip pat bus sąveikaujančių institucijų pareigūnų. Tai tikrai daugiau bus sargybų. Dar kalbant apie apskritai, sakykime, šito Lietuvos pakraščio saugumą, mes, ponia Bogočiūnai, girdėjom anksčiau tokias idėjas, kad čia reikia mūsų pasienio su Baltarusija fortifikuoti, statyti kažkokius gynybos įtvirtinimus ir panašiai. Ar vyksta toks dalykas? Tai aš manau, daugelis girdėjo apie Baltijos gynybos liniją, apie rytinį skydą Lenkijoje. Tai šiuo metu, reiškia, vyksta planavimas ir jau pradėti įsigijimai, kas liečia visą tą sieną turėtų grubiai sudaryti nuo Lenkijos iki pat Estijos apie 2400 km ir tai bus kompleksinių priemonių junginys, reiškia, potencialiai trikdantis galimo priešo judėjimą. Mes kalbam apie aktyves ir pasyves priemonės, kalbame apie reiškia, inžinierijos parkus, kuriuose bus tie įvairūs vadinami drakono dantis, reiškia, ispaniški arkliai, kurie trikdytų, taipogi natūralios gamtinės kliūtis, reiškia, apie miškų alėjų sodinimą kalbame ir kitas priemonės, taipogi susijusios su oro gynyba, kurios palengvintų tiek mums gynybą ir reikalą esant trikdytų priešo judėjimą pas mus. Tai tas projektas yra vystomas ir nuosekliai, kartu bendradarbiaujant ir su kitomis valstybės institucijomis ir su kitomis valstybėmis. Pone Vaikasai, matyti, yra Lietuvoje žmonių, kurie savo, sakykime, važiuojam į Dieveniškes pasižiūrėti, važiuos to vieninteliu keliu ir staiga pukšt, pasieniečiai pastabdys, ties to įvažiavimu, ties tuo kaklu patikrins ir dokumentus ir gali mašiną apžiūrėti ir viską. Kodėl jūs tą darot? Juk jau turim pasistatę fizinį barjerą, jau mes žinom, kad grybautoje kokia netyčia čia neįeis, jūs visą sieną stebit kamerom, tai kam dar tos papildomos patikros reikia? Na, iš tikrųjų galiu pasakyti, ten nėra posto. Toks laikinas, toks retkarčiais yra. Tai yra taškas, siauriausias taškas, kur, kai sakoma, kilpa jau eina link Lietuvos, jeigu taip galima pasakyti, ne? Ir tai yra racionalu būtent tenai. Bet tai, ką mes tenai darom, tai teisinė bazė, tai yra pasienio ruožas ir mes galim bet kuriam pasienio ruožio taške vykdyti tokią pačią veiką. O ten tiesiog yra racionalu. Tai tik dėl to. Ir dar pakalbėkim apie
jūsų ir kariuomenės ir pasieniečių bendravimo su vietos gyventojais. Čia matyt daugiausia to kontakto turi pasieniečiai. Tikrai, kai atvažiuoja į Dieveniškių Kilpo šitą teritoriją, neįmanoma nepastebėti, pasieniečiai zuja iš vienos vietos į kitą, galėjo sutikti miške, pamiškiai, kažkur tai už sodybos, iš kampo ir panašiai. Pone Vaikasai, kiek vietos gyventojai jūs supranta, jums padeda, su jumis bendrauja, bendradarbiauja ir vertina apskritai? Tai naudodamas progą, tai dar kartą labai ačiū visiems pasienio gyventojams už mūsų bendradarbiavimą, už pranešimus visus. O kas parodė ypač su neteisėta migracija, kada buvo aktyviai bendradarbiaujam. Aišku, mes Valstybės sienos apsaugos tarnyba aplamai didelį įdirbį yra padariusi su prevencija, bendravimu su pasienio ruožo gyventojais. Ir yra, kai sakoma, ne popierinis, bet tikrai bendradarbiavimas ir sulaukiam daug pranešimų tiek, kada buvo neteisėtos migracijos atvejai, tiek ir apie kontrabandos atvejus. Pane Bagočiūnai, kalbant apie kariuomenės santykius su vietos gyventojais, vis tiek ypatinga teritorija, ar čia gyvenantys žmonės to sakykime, savotiškai rizikingoj teritorijoje turi ką nors žinoti, nežinau, reikia jums kartais jų pagalbos, kad jie praneštų, ką nors pastebėję, jūs čia su jais bendraujat, jiem vedat kažkokius prevencinius pokalbius, kad ir jie jaustųsi saugiau, ir jums galbūt būtų aiškiau, ar toks dalykas yra? Tai kalbant apskritai, Lietuvos kariuomenė yra atvira organizacija ir jos tikslas kuo geresnis ryšys su visuomenė, nes mes, kaip ir kitos tarnybos, esame ta pati visuomenės dalis. Jeigu kalbant apie šitą teritoriją, mes visada veikiame kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nes jie yra šios teritorijos šeimininkai ir kartu sąveikaudami bendrais veiksmais. Vyksta tas kontaktas su gyventojais ir jie informuojami. Gyventojai yra informuojami ir aišku, kaip ir kolega minėjo, kad gyventojų parama kariuomenė yra labai labai svarbi, nes tai tiesiog mums sutaupo laiko ir mes galime reaguoti greičiau į tam tikrus incidentus. Ačiū judviems. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorius pulkininkas Liutauras Bagočiūnas bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos Gintaro Žagunio užkardos vadas Žydrūnas Vaikasas. Čia LRT radijas Ryto garsai tiesiogiai iš Dieveniškių Kilpos ir kaip girdėjote, mes kalbėjome apie ypatingo šios teritorijos saugumo visokias aktualijas. 8:24 netrukus sporto naujienos. Taip, LRT radio Ryto garsai grįžta į Dieveniškės, vadinamąją Dieveniškių Kilpą, iš kur mes šiandien transliuojam, tai yra paskutinė mūsų transliacija lankančią vasarą pasienio miestus ir miestelius. Ir dabar pakalbėsim su Dieveniškio seniūne Česlava Marcinkevič. Labas rytas. Labas rytas. Aptarsim daug visų problemų, bet pirmiausia pradėkim taip šiek tiek iš tolėliau. Vieni, kurie čia gyvena, kurie atvažiuoja, sako, Dieveniškių čia visa šita Kilpa Lietuvos paribys. Kiti sako, Vilniaus priemiestis. Gamta, jokio didmiesčio, paukšteliai, upės, ramybė, o iki sostinės, valandėlė nuvažiuoji, daug žmonių čia gyvenančių dirba Vilniui, visokios akropoliuose ir panašiai. Jums, kas yra šita vieta? Vilniaus priemiestis ar paribys Lietuvos? Žinot, aišku, mes nuo to pasienio nepabėgsim, mes esame tas paribys, viskas, toks mūsų likimas, taip davė mums Dievas ir tie Dieveniškės vadinasi nuo Dievo vardo, tai liktai taip ir yra, turim šitą viską gerbti. Mes čia gyvenam nuo senų laikų, turim labai didelę istoriją, bet be abejo, esame jau šio laiku, tai esame Vilniaus priemiestis. Tikrai mes gyvename netoli, Vilnius galima pasiekti labai lengvai, gerai, daug žmonių dirba, yra galimybės puikios, tiesiog galėčiau pasakyti, nes atvažiuoja autobusiukai, ne tik į Dieveniškės, iš tolimus kaimus, paima žmonės važiuoja savo į darbą ir grįžta su to pačio autobusiuko, gauna atlyginimą, gauna visas garantijas socialinės, viskas taip, kad situacija šito pagerėjo pas mus ir mes labai esame patenkinti, kad galima gyventi ir Dieveniškėse puikiai.
Iš tiesų, jūsų vertinimu, tas gyvenimas Dieveniškėse, jis labiau gerėja ar labiau prastėja, nes kai kalbėsi su vietos gyventojais, visko girdi. Vieni pasigenda veiksmo, sako, trūksta, anksčiau čia visokios diskotekos būdavo, tų žmonių daugiau, mokyklose būdavo daugiau vaikų, dabar tų vaikų mažiau. Ar visgi sakytumėt, tikrai gerėja tas gyvenimas ir gal čia tos problemos tokios jau menkavertės? Žinot, tikrai gyvenimas gerėja. Jūs buvote pas mus prieš 7 metų, viskas aš šiandien galiu pasidžiaugti, nors aš viską užrašai, visi palikti mano ant stalo tie skaičiai, bet kiek aš prisimenu, kiek šitą tai dabar socialinę pašalpą gauna apie 60 žmonių arba 40, o turėjom apie 200 kažkada tai. Kreipėsi tos pagalbos. Dabar vaikai dėl to maitinimo, nemokamo maitinimo buvo apie 80 iš 2 mokyklų. Šiandien turim 28. Taip, sumažėjo vaikų, bet pagerėjo situacija jų tėvų. Tėvai turi uždarbį, viskas. Jeigu kažkas tai skundžiasi, kad čia yra nuobodu, tai jis neteisus tiesiog. Tiesiog jis sėdi, nenori išlipti iš savo namų, ateiti, pasidomėti, viskas. Mes turim puikią laisvalaikio salę, gal šiandien bus mūsų vedėja, papasakos, kas ten vyksta. Ir šokiai būna, ir koncertai būna, ir vaikams daug labai, ir šventės mūsų. Rytoj noriu pakviesti visą Lietuvą pas mus atvažiuoti, nes rytoj vyksta Dieveniškių vasara, nors jau paskutinė beveik diena. Čia miestelio šventė, paprastai kalbant. Miestelio šventė, taip, miestelio visų gyventojų čia kartu su laisvalaikio salė, su seniūnija, su bendruomenės centru. Jau 8 metai, kaip vyksta pas mus ta šventė. Irgi buvo tokia vieta ten prie tvenkinuko, kur vyksta tas mūsų šventė, buvo apleista. Ir savo jėgomis tiesiog mes viską tą sutvarkėm, išdžiuvo tam viską. Ir kai vieną kartą atvažiavo vicemeris, sako, ką tu šitam baletu nori, šitoj baloj tu nori daryti? Sakau, puikiai vieta bus. Ir taip pavyko padaryti per mažą projektėlį, yra pavėsinė, yra soliukai, yra pliažas nedidelis, išvalytas tas ežerukas buvo kažkada tai tik kūdra, tvenkinys, o dabar mes jau vadinam ežerą. Aš dar noriu plačiau apie žmonių požiūrį, kaip jūs sakote, jeigu patys nieko nenori, tai jiems ir atrodo, kad nieko nevyksta. Prieš porą metų aš čia lankiausi su savo studentais. Praleidom visą dieną, studentai pakalbino keliasdešimt šitos kilpos gyventojų pačiais įvairiausiais klausimais. Ir kaip tik tą dieną kabėjo skelbimas, kad šį vakarą diskoteka. Ir studentai klausė tų žmonių, ar eisite į diskoteką? Oi, neeisim per sena. Oi, nu ką, aš jau negaliu. Oi, ne ką. Tai man ir kilo klausimas, ar kas nors atėjo į tą diskoteką ir ar nėra taip, kad sakykime, čia vietos ar valdžia, ar bendruomenė, ar kitos organizacijos kažką daro, bet žmonės tiesiog nepasinaudoja tą galimybę. Nepasinaudoja, tikrai. Aš nežinau, apie kokį ten šeštadienį buvo kalba, bet pas mus jau tapo į tokią tradiciją prieš naujus metus ir Andrėjaus vakaronė, ir užgavėnės viską. Aš visada ten būnu, aš mėgstu labai šokti, mėgstu muziką ir tiek daug žmonių, apie 100 žmonių ateina ir šokame kartu, viskas čia yra bendravimas, čia yra... Tai matyti, tie žmonės tiesiog, tingi. Tiek. Dabar apie problemas. Jūs turit vieną vienintelį kelią įvažiuoti, išvažiuoti iš Kilpos ir iš esmės jungia su visa likusia Lietuva. Čia gyventojai skundžiasi, kad jau labai blogas šitas kelias, reikėtų jį tvarkyti, šitas kelias priklauso automobilių kelių direkcijai, Via Lietuva, taip, ir jūs čia vietos valdžia nieko padaryti negalit. Bet šiandien, kai važiavau, tai aš nepasakyčiau, kad jau čia tas kelias tokia katastrofa. Tai jūsų vertinimu, kiek tas kelias svarbus yra žmonėms, kiek jis blogas. Taip, jis yra labai svarbus, kadangi čia vienintelis kelias mums, taip, čia gyvybės kelias aš vadinu, nes davažiuoti iki Šalčininkų, Vilnių, to pačiu keliu reikia važiuoti. Ir žmonės taip priprato, kad o ten blogai, ten blogai, ten blogai. Tai aš nenoriu pasakyti, bet pažiūrėkit pas kaimynų dar blogiau. Aš žinau, kad link Eišiškių yra kelias blogas, nuo Eišiškių per Pirčiupis irgi ten blogas kelias, tai tikrai aš iš tų vietovių, tai aš irgi puikiai žinau tą situaciją, o pas mus, mes kreipiamės, prašom viskas ir jeigu šiandien jūs važiavot, gal buvo vakar, gal nepastebėjot, bet visą laiką kažką tai darosi ant to kelio. Taip, ten duobės tvarko pakraščiuose, ženklų pristatyta, galima jos nutrenkti. Srityje jau ten į pusės beveik, ten link stakų arčiau. Ir pas mus čia kelias kažkiek tai sutvarkytas, bet mes visada pabrėžiam, kad mes norim dar geresnio kelio. Ir mes norim kelio geresnio, bet dar geriau mes norime
šalygatvio, kurio mes negalim kaip savivaldybė ten padaryti. Čia jūs turite omeny Dieveniškės, miestelio centras ant Kalniuko, ant to Kalniuko bažnyčia, ir jeigu dabar mes stovim, žiūrim bažnyčią, kairiau yra važiuoti į likusią Lietuvą, į Šalčininkus, dešiniau ten į kitus kaimus. Ir čia, kur kairiau, pagrindinis jūsų kelias, nėra šaligatvio. Žmonės brenda per žolynus, per purvynus, arba brenda asfaltu, pavojinga. Taip, labai pavojinga. Ten yra ambulatorija mūsų, ten žmonės labai dažnai eina, į kapinės eina, ir būtinai reikalingas tas šaligatvis, nors iki Vilniaus gatvės, gal netoliau ten. Bet, mes kiek kart kreipėmės, viskas, atsakymas buvo, tada sudalyvavau susirinkime savivaldybėje, buvo apie visą rajoną ten kalbėjo, ir Dieveniškės pažymėtas buvo mūsų kelias tas ir pažymėta raudonų ten nupieštas ten, trūksta ten vietos, kur padaryti tą šaligatvį, šitoj vietoj. Tai dabar yra specialistai, kažkaip tai galima spręsti, kažkaip tai galima sugalvoti, gal jis trumpesnis, nuo stotelės tik bus. Bet, pavyzdžiui, su manim iš kelių direkcijos niekada niekas nekalbėjo, niekas išskyrus buvo laidam pas mus, kaip ten keliai mašinos žmonės atvažiavo viskas, tai aš sakau, kaip jūs gyvenate, sakau, tai mūsų rūpestis yra žmonės, keliai ir toliau jau mašinos. Tai va, gal kažkada tai sulauksim irgi, bet vis tiek nenustosim, prašysim, aiškinsim viskas, kad... Taip, nes jūs nieko kito negalit padaryti, negalit patys pasidaryti šaligatvio, nes ne jums priklauso šitas kelias ir viskas. Paminėjot, yra ambulatorija, vis tiek čia gyvena šiek tiek žmonių, jiems toli važiuoti iki Šalčininkų, ten 27 kilometrai užtrunka, ne visi turi galimybę nuvažiuoti. Kaip jūs vertinate tą vietos ambulatoriją, jos darbą, kiek į vietos gyventojams yra svarbi ir kiek, sakykime, tas pačias pagrindinės sveikatos paslaugas žmonės gauna? Taip, gauna ir labai gerai gauna. Visada čia buvo ambulatorija, viskas, bet priklauso ta ambulatorija mūsų poliklinikai, Šalčininkų, viskas, bet, trūkumas gydytojų, viskas per toli važiuoti į Dieveniškės, labai sunku jiems buvo spręsti. Ir aš tada kreipiausi į savivaldybę leisti, pakviesti ir privato. Čia mūsų gydytoja iš Jašiūnų klinikos, ponė Teimurova, sutiko, jinai gavo vieną kabinetą, viskas. Bet taip atsitiko, kad Šalčinkų poliklinika iš vis atsisakė nuo mūsų ir ta ambulatorija buvo perduota jau privatininkams. Privatininkai atsiunčia jums gydytojų. Labai gerai, taip jinai atvažiuoja antradieniais, ketvirtadieniais, atvažiuoja seselės dažniau, iškviestas važiuoja į kaimus, jeigu žmonės ten reikėtų susiskambina, gali atvežti ir vaistų, viskas, nusiskundimų jokių. Iš mano pusės aš irgi džiaugiuosi, kad taip yra, kad buvo galimybė pagelbėti tą medicininę paslaugą. Nes galėjot visai likti be gydytojų ir seselių. Galėjom visai, dieveniškiečiai buvo prirašyti į Jašiūnų kliniką ir važiavo tie 40 km į Jašiūnų. Tai ar negeriau tą gydytoją į Dieveniškės reikėjo pakviesti. Ir taip yra, kaip yra, viskas gerai. Jūsų manimų perspektyvos šios gražios Dieveniškių kilpos, Dieveniškių miestelio, kuriame jūs dirbat, kokios tos perspektyvos? Apie perspektyvos. Jeigu žmogus turės darbą, turės uždarbį, tai jis įvertins, kad galima čia gyventi, pragyventi. Ir, aišku, perspektyvos laukiam labai, kad to vaikų padaugėtų. Šiandien aš girdėjau, kad direktorės čia, pasakojo viskas, jie norėjo, bet ne iki galo viską papasako. Yra pas mus paskui puikus darželis, filialas Adomo Mickevičiaus gimnazijos. Ten buvo 2 grupės, po 15, po 14 vaikų. Jau nuo 2 metų yra jau ir 3 grupė, kur yra irgi 12 vaikų. Tai kaip buvo klausimas numero, iš kur tu paėmė tų vaikų. Tai tie vaikai buvo namie ir jos motinas sėdėjo namie. Dabar vaikai į darželį, o motinas nuėjo dirbti. Yra parduotuvės, galima dirbti. Kartais dabar ūkininkai turi didelę problemą. Nėra darbuotojų. Nėra darbuotojų. Tai kaip čia galima pasakyti, kad kaimas niekada nebuvo bedarbių kraštas?
Visada čia yra darbas. Čia, jeigu nori, tai rasi savo darbą. Tai tokia perspektyva, gerbėmiai mano Dieveniškių gyventojai. Ieškokit darbo, dirbkite mūsų labui ir savo. Reikite į diskotekas. Reikite į diskotekas. Kviečiu visus į šventę rytoj. Taip, ačiū labai Dieveniškių seniūnė Česlava Marcinkevič, 8:05 mes netrukus grįšime į Dieveniškes ir vėl. 8:46 ryto garsai grįžta į Dieveniškes ir dabar pakalbėsim apie dvasinius reikalus. Su mumis Dieveniškių Švenčiausiosios Marijos Rožančinės ir Norviliškių Švenčiausiosios Marijos Gailestingumo motinos bažnyčios klebonas kunigas Renatas Švenčionis. Sveiki. Jūs, kunigė, čia naujas esat žmogus, čia niekur aplinkui negyvenat, važinėjat, ar ne? Aš gyvenu čia, Dieveniškėse. Čia Dieveniškėse gyvenat? Yra klebonija prie bažnyčios ir čia gyvenu. O iki tol, kur gyvenot? O iki tol tarnystė mano buvo Vilniaus mieste, tai daug parapijų teko. Jau čia 6. vieta, čia Dieveniškėse. Taip, ir dabar prieš jūs čia klebonavęs kunigas tą darė beveik 40 metų. Jis čia pažinojo kiekvieną žmogų, kiekvieną paukštelį. Čia irgi, kai lankiausi prieš porą metų, kad ir kokį sutiksi žmogų, taigi mūsų klebonas čia mane sutokia, mano vaikus sutokia, anūkus sutokia ir panašiai. Ar jum tokiams truputį ir svetimam žmogui sunku kažkaip įsipaišyti, įeiti į šitą vietos bendruomenę, ją pažinti po tokio ilgamečio kunigo? Nesakyčiau, kad sunku, kadangi žmonės yra labai nuoširdus ir tokie paprasti ir svetingi, ar ne, sutiko labai gražiai. Ir ne tik, kad sutiko, bet visą laiką sakydavo kunigė, jeigu reikia kažkokios pagalbos, kreipkitės, mes viską pagelbėsim, padėsim. Ir čia nėra tik tai viena žodžiai, žinokite. Čia realiai padeda. Čia realiai padeda, kadangi ir reikia prie bažnyčios talkos, tai susikviečia žmonės, sakau, padėkit, pagelbėkit ir jie patys organizuojasi labai nuostabiai ir didelę pagalbą tikrai iš bendruomenės. O ką jūs kalbėjote apie kunigą Domą, tai tikrai, žinokit, yra tiesa. Kai tvarkiausi, tai mačiau arba jo ranką, arba kažkokių kitų žmonių ranką, gal jau pagalbininkų rašytos vardas, pavardė, kur gyvena žmogus, kada gimęs ar ne, iškeliavęs, išbraukta, ta prasme, didžiausi sąrašai, yra šimtai žmonių, ką jis tikrai, kaip kalbėjote, jis, tiesiog šeimos narys buvo tų žmonių, tai per 40 beveik metų, 39 metus atitarnavęs 2 kartas užauginęs, kaip ir sakė, tai vienus tokie krikštijo, pirmą komuniją, tai tiesiog, šeimos narys buvo jau. Taip, ir vietos bendruomeniai kunigo pasikeitimas po šitiekos metų yra didžiulis įvykis. Kokia situacija dabar jūsų bažnyčioje? Kiek tų žmonių ateina? Kiek jie religingi yra? Džiaugiuosi tikrai, kad žmonės eina į bažnyčią, meldžiasi ir tikrai turime lietuvių kalbą pamaldas, turime lenkų kalbą pamaldas. Jeigu kokios šventės didesnės, tai ir bendrai lietuvių lenkų kalba, tai tada jau bažnyčia net ir lauke stovi žmonės, tai tikrai, žinokit, mano širdis džiaugiasi, kad žmonės ateina, meldžiasi ir tikrai matau tikinčius žmonės šiandien. Jūs pats lenkiškai aukojat mišias? Be abejo, ir lenkiškai, ir čia šitoj vietoje reikia lietuviškai mokėti lenkų kalbą, mokėti baltarusių, bent jau suprasti nemoku, bet suprantu. Tai rusų kalba, tai čia visos tos 4 kalbos čia susimaišiusios ir čia žmonės vienas kitą tikrai supranta ir, pavyzdžiui, nežinau lenkiškai, tas žodis, nežinau kaip ištarti, sakau rusiškai arba lietuviškai, žmonės čia viską priima labai, labai gerai. Dabar yra bažnyčia sutvarkyta, suprantu, per tuos metus, kiek jūs čia klebonaujat ar ne, ir dabar mišias aukojat tik šičia, ar pavyzdžiui, kartais mišias paaukojat ir kurio Norviliškių pilis, ta koplytėlė, kapinės, kurio tu iš esmės stovi ir matai Baltarusiją. Taip, ten irgi vyksta pamaldos, mišios sekmadieniais arba kokia šventė, tai žolinės buvo, tai irgi
ten jau situacija truputį sudėtingesnė su žmonėmis, nes susirenka kažkur apie 20 žmonių į tas pamaldas, į mišias, o kai šventė, tai gali ir 50 būti. Tai va, o kadangi siena yra, tai truputį gaila, kad iš Baltarusijos pusės jau nebegali ateiti, o anksčiau ateidavo. Ta bažnyčia dar didesnė yra už Dieveniškių ir jinai būdavo Sausakimša Šventoriui. Ten žmonės, kaip prisimena, pasakoja, su arkliais atvažiuodavo iš Baltarusijos, vežimai pilni, po atlaidų ten ištęsia viską, ten ant žemės, ką nors tenai pasideda maistą, ten žmonės pasakodavo, būdavo, tai jiems dabar truputį irgi taip, šiek tiek liūdnoka, taip, kad tiek mažai žmonių. Bet, žinokite, ką tiem žmonėms sakau, tai ten labai šalta būna melstis, ten kartais, man atrodo, šilčiau būna lauke negu viduj bažnyčios, ten jau garai neteina, kai meldiesi žiemą. Sakau, jūs tikrai tikras tikėjimo pavyzdys, per šaltį ateinat ir vis tiek meldžiatės, tai toks, man tikėjimo pavyzdys didelis tų žmonių, žinokit. Kągi, ačiū Jums, naujasis Dieveniškių klebonas, kunigas Renatas Švenčionis. 8:56, priminsiu, ryto garsai šiandien transliuoja iš Dieveniškių miestelio ir Dieveniškių miestelio šventė vyks rytoj, apie tai pasikalbėsim su Dieveniškių laisvalaikio salės vedėja Teresa Plotnikova. Labas rytas. Labas rytas. Tai ryt šventė jau baigia daugiau mažiau ruoštis, ar dar tik prasideda tas intensyviausias pasiruošimas? Žinokit, tik prasideda. Bet, galima sakyti, kad ne, jau tęsiasi, nes mes vis tiek ruošiam, užsakom artistus, užsakom sceną, viskas pas mumis, viskas yra atvažiuojanti. Kadangi darom prie tvenkinuko, labai patiko ta vieta, oras grynas, ežeriukas mažas toks, kaip tvenkinukas, ir ta tokia nuotaika visai kitokia, su gamta surišta, su žmonės ateina. Kaip visada, oras mums labai geras. Tikiuosi, kad rytoj bus geras oras. Žmonės su gera nuotaika, su šypsenom, tiesiog jaučiasi, kad yra šventė. Kokia bus ta šventė? Ką numatę esat programai? Programai numatėm, esam Livita ir Petra Kazlauskus iš artistų. Atvažiuos pirmą kartą, pas mumis dar nebuvo jie, o taip pat artistų pastoviai turim. Kiekvienais metais artistai nauji. Norim tai biškį įvairumo ir kad būtų žmonėm įdomiau. Paskui atvažiuoja grupė tokia kavalerai, kapela Kavalierų Podvilenskih. Čia tokia vyriškiai, dar nežinoti. Bet jokiamės, sakom, atvažiuosit į Dieveniškis, gal surasit panusą. Gimstamumą gal pavyks padidinti. Savo žmoną surasit, sakiau, taip. Tai kad tokie, labai linksmi vyrai, girdėjom, buvo jie kažkada pas mumis per užgavėnes, bet prieš kelis metus. Tai norėjom dar jos tiesiog pratęsti jų tą programą, jų vėl norim matyti, kadangi labai buvo įdomu, o jie dar turi naują programą paruošę, tai laukiam, tikimės, kad bus labai įdomu. Ir savaime į pabaigą dar būna muzikantai, kurie sukelia visus, kas jau biški užsisėdėjo, šokti. Ir šokam labai ilgai, labai linksmai. Žmonės tikrai... Tai iki paryčių bus čia ta šventė? Ne, gal ne iki paryčių, bet kai įsivažiuojam, tai tikrai praeina linksmai, kažkaip nepastebi to laiko, žiūrim, kad ir pradeda jom temti. O mes dar šokam. Ir jūs, ponia Plotnikove, esat vietos kultūros darbuotojai, organizuojat ir norit, kad žmonės ateitų. Labai trumpai, ar žmonės ateina jūsų renginius, ar jiems įdomu? Aš manau, kad ateina. Aišku, gal to pakvietimo reikia kai kuriems žmonėms. Dabar labai patogiai yra, kadangi yra Facebookas, mes tas reklamos, aišku, per Facebooką reklamuojam, afišos yra įvairios, bet dar yra taip ir pakvietimus nešam. Kai reikia pakvietimus nešam žmonėms, kad ateitų, kad atvyktų. Ypač seneliams, jie neturi to interneto. Jie gal ir turi namuose, bet jie nesinaudoja. Jau ten reikia skambinti, eiti ir sakyti. Tai tiesiog skambinam arba per telefoną, arba
asmeniškai nueinam ir pakviečiam. Ačiū Jums, Dieveniškių laisvalaikio salės vedėja Teresa Plotnikovė. Kviečiam visus į Dieveniškių miestelio šventę rytoj. Viskas ryto garsuose iš Dieveniškių, laidos redaktorė Aušra Juraitė.